Turbūt aš nepasakysiu visiškai nieko naujo, nes jūs tikrai viską žino. Tiesiog aš pabandžiau sudėti viską į vieną krūvą. Tai kas tai yra savimonė, pirmiausia klausimas. Kas yra jūrinė savimonė? Tai savimonė arba mentalitetas, tai individui arba grupė būdingas suvokimo ar galvosenos būdas, bei šio santykis su realia tikrove. Na ir savimoniai svarbus suvokimas, pažinimas ir labai svarbu aplinkos kaip ugdančio komponento panaudojimas. Ir iš kitos pusės aplinkos kaip praktinė veikla skatinančio komponento panaudojimas. Na ir nelabai noriu aš čia plačiau sustoti prie šitų savo tezių, kad jūra Lietuvos tautinės savimonės ugdyme užima labai kuklę vietą. Visų pirma, reikia pasakyti, kad nei lietuviai, nei žemaičiai ankstesnės laikus prie jūros praktiškai nebuvo. Reiktų teisybės dėliai sakyti, kad tai buvo lietuvių arba dar teisingiau baltų gentis. Na, ar svarbi jūrinė savimonė? Tai čia būtų galima pasakyti, kad yra tautos, kurios ją turi. Na, tarkim, kuo skiriasi Olandas, Belgas, Anglas arba netgi Latvijos nuo lietuvių. Jeigu atsiversim geografijos vadovėlį Latvijos, tai ten pirmoji eilutė bus parašyta, kad Latvija tai yra šalis prie Baltijos jūros. Lietuvoje šitą eilutę gal ir rasim, bet kažkur tai jau toliau. Ir galbūt ir todėl, kad Lietuva visą laiką glaudėsi tik pietim prie jūros, o neretai ir nugarą. Kaip tai vyko Lietuvoje, tos jūrinės savimonės formavimas? Jūrinio mentaliteto ugdymo schema visada prasideda ir aplamai bet kokio mentaliteto nuo praktinės veiklos. Jeigu moderni visuomenė, tai toliau eina ugdymas, tada susiformuoja savimonė ir jos dėka išsivysto tam tikros tradicijos. Jeigu visuomenė dar nėra išsivystymo, ugdymo nėra. Sakykime, prieš kiek tai 100 metų Lietuvoje nebuvo mokyklų, tai ugdymo kaip tokio nebuvo. Bet Lietuvoje yra mokyklos, bet gali būti ir mokyklos be jūrinės savimonės ugdymo. Jeigu pažiūrėtume, kaip keitėsi prie mūsų krantų dominuojančios etninės grupės, tai va susidarytų tokia įdomi lentelė, kad pradžioje čia siekia dominuoti Ganza, realiai, tai yra normanai, kurie realiai dominavo kartu su kuršiais. Nuo 11-13 amžiaus Ganza ir kuršiai prūsai, kurie realiai irgi dominavo. Na, toliau kryžiuočiai, lietuviai, rusai, švedai 16-18 amžiai. Tačiau realiai dominavo čia visą tą laikotarpį vokiečiai, todėl kad jų rankose buvo kapitalas, jų rankose buvo specialistai, jų rankose buvo uostai, laivai ir panašiai. Na ir 19 amžiuje siekia jau dominuoti kartu su vokiečiais ir rusai. Ir realiai jie dominuoja. Tuo tarpu jau mūsų praeitame amžiuje, iki 40 metų, siekia dominuoti vokiečiai, bet pradeda jau dominuoti ir lietuviai. Turi tą laikotarpį, kai buvo tarpukario valstybė Lietuvos. Kas vyksta po karo? Reiškia, siekia realiai dominuoti lietuviai, bet dominuoja rusai. Ir tik tai šitas laikotarpis nuo 90 iki 2010 metų yra vienintelis laikotarpis per visą mūsų istoriją, kad prie mūsų jūros ir siekia dominuoti, ir realiai dominuoja, kažką sprendžia patys lietuviai.
Dabar pažiūrėkim, kaipgi vyksta ugdymas. Šeima, visuomeninės organizacijos, žiniasklaida, valstybinis švietimas. Tai jeigu šeimoje, tai Pajūrio regione apie jūrą eina kalba, nes čia kažkas tai gali būti susijęs. Visuomeninės organizacijos, tik sportinės, na ir dalinai jūros skautai. Daugiau niekas nesidomi. Žiniasklaida, Pajūrio regiono. Kitos žiniasklaidos priemonės jūrinius dalykus atspindi labai silpnai. Na ir tragiškiausia situacija tai yra valstybinio švietimo sistemoje. Jeigu imsim vidurinės mokyklas, tai šiokių tokių žinių apie jūrą rasime tik tai geografijos kursė. Sakykime, biologijos kursė apie jūrinę ekosistemą nieko nesužinosime, fizikos kursė apie vandens savybės nieko nesužinosime, istorijos, pavyzdžiui, kursė. Mes net nesužinosime, kad kažkada Karolis Fatkevičius įveikė švedus ir po to laimėjo net vieną jūros mūšį prie Rygos, prie Salaspilio ir taip toliau. Žodžiu, faktiškai absoliučiai nieko, išskyrus šiek tiek geografiją. Bet ir tai labai mažai. Jeigu imsim universitetą, na tai kas šiek tiek yra Vilniaus universitete ir vienintelis dalykas, kur vidutinės tokios, sakyčiau, pastangos, tai yra Klaipėdos. Bet nenorėčiau sutikti, kad Klaipėdos universitetas deda visas pastangas formuojant jūrinę savimonę. Nes čia irgi labai daug ir kursų, ir specializacijos, ir idėjų siejasi absoliučiai ne su jūra, o daugiau į sausumą. Jūrinis turizmas prasideda pas mus tik turistinis, tas kruizinis, skambusis turizmas. Vos nes užsuka keli laivai. Tačiau iš Klaipėdos, ko gero, nei vienas kruizas neprasideda. Tai būkim teisingi. Jeigu rekreacija, tai jūrinė rekreacija apsibrėžiama tik tai kurortų upių. Praktiškai, na ir šiek tiek buriavimas. Mokslas yra pradinėje stadijoje. Vienintelis mūsų Klaipėdos universitetas dar kompleksiškai vysto jūrinį mokslą. Karyba, na, yra šiokie tokie interesai ir pagaliau perdirbamoji pramonė. Deja, Klaipėdoje perdirbamosios pramonės susijusios su jūrinė industrija nėra. Pažiūrėkime, kaip formavosi tie lietuviškieji interesai skirtingose veiklos srityse. Sakykime, veikiantys faktoriai. Prekybos laivynai, uostas, žvejybo okeaninė ir Baltijos laivų statyba, remontas, rekreacinis ūkis, jūreivystės mokykla. Na ir kadangi didžiausią laiko dalį mes gyvenom Sovietų Sąjungoje, tai integracijos laipsnis. Prekybos laivynas, uostas, okeaninė žvejyba, laivų statyba, jūreivystės mokykla, pilnai integruota į rusišką kultūrą. Neturėjo nei savos terminologijos, nei savų projektų, nieko. Ir vyraujanti kalba lygiai tas pats, terminologija tas pats. Jeigu lietuvių procentą pažiūrėsim, irgi matysim, kad visose srityse kultūros. Na ir pasižiūrėkim, kur mūsų pliusas buvo, rekreacinis ūkis. Kaip minėjo mūsų projekto vadovas, kad rekreacinis lietuviai iš fabrikų atvažiuodavo prie jūros ilsėtis. Ir kas gavosi? Taip suformavo savimonės idėją, kurios pagrindas yra tik tai lietuvio vidutinio interesų rate jūrinė rekreacija, tai yra paplūdimys. Daug triukšmo visuomenėje buvo dėl jūros laivyno praradimo. Tai yra mūsų žvejybos laivyno, kuris sudarė apie 130 okeaninės žvejybos laivų. Bet apie tai visose žiniasklaidos priemonėse skambėjo. Bet visiškai nei karto nenuskambėjo tai, kad mes praradom okeaninės žvejybos kvotas pasaulio vandenyne. Ir kad mes visiškai praradom žuvies rinką pasaulyje.
O šie du komponentai, kaip teigia daugelis specialistų, verti netgi daugiau už tą laivyną. Ir tai, kas dabar vyksta Palangoje, kad smėlio trūksta, mes turim papildyti, mesti milijonus smėlio atkūrimui, smėlio atsargų atkūrimui paplūdimyje, iš kurio faktiškai tas mūsų visas rekreacinis ūkis minta, nukeliavus šitai smėlio masė iki šiaurės, mes jos atkurti jau nesugebėsim, nes neturėsim nei lėšų, nei techninių priemonių atkurti tokiam kiekiui. Mes galim išlaikyti status quo tik palaikydami tą maždaug būseną molo, koks yra dabar. Šventosios uosto molą arba pastatyti naują. Panašaus ilgio faktiškai reiktų ilgesnių, nes šitas molas jau pralaidus. Dalyvavau Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos minėjime. Tai, kadangi įvedė mūsų universiteto žmonės, tai buvo šiaip labai įdomu, labai turiningai, bet įdomu tai, kad ten buvo keliama kultūros klausimas. Lietuvininkų kultūros ir didžiosios Lietuvos kultūrų sujungimas. Didžiosios Lietuvos ir mažosios Lietuvos kalbos, tautosakos sujungimas. Bendri kultūros, meno reikalai, kalbos ir taip toliau. Ir nei žodžio nebuvo pasakyta, kad Lietuvai tai yra vartai į jūrą, kad atgauna uostą. Ir kad Lietuva galų gale išeina į pasaulinius kelius prekybos per jūrą. Kad jūra tai yra ir ekonomikai, ir kultūrai, bendravimui tautų būtinas dalykas. Tai galima būtų sakyti, kad šiandienos iššūkiai vėl reikalauja mūsų sprendimų ir galima pagalvoti, kokie jie galėtų būti. Štai klausimas. Ar mums reikėtų kokios nors ramiojo atviro vandenino, pasaulio vandenino, turiu galvoj, akvatorijos, jeigu, tarkim, po metų Jungtinių tautų iniciatyva būtų pradėta šiandien laisvų akvatorijų dalybą. Žinom, kad ta idėja sklando apie Antarktidos dalybą, ta idėja sklando ir apie pasaulio vandenino laisvų akvatorijų dalybą. Ar mums reikėtų ko nors ten prašyti? Jeigu reikėtų, tai ko? Kur? Ką ten veiktume? Iš viso niekas nieko, manau, neatsakys. Lietuvos ekonominės zonos valdymo ir panaudojimo klausimus šiandieną sprendžia įvairios institucijos, o vieno šeimininko nėra iš viso. Nėra jūrinės administracijos, aplamai. Todėl vienus klausimus sprendžia saugios laivybos administracija, kitus uostai, trečius klausimus aplinkos ministerija ir panašiai. Klaipėdos uosto plėtros varianto pasirinkimą. Šiaurinis ar pietinis variantas. Štai mums iššūkiai. Na, aš žinau, daugelis klaipėdiečių sako, kad tam uostui nereikia leisti plėstis. Bet iš kitos pusės pagalvokit, kas būtume mes ir jūs ir miestas, jeigu šiandieną Klaipėda taip pat kaip ir, sakykime, prieš 30-40 metų turėtų apyvartą 6-8 milijonus tonų per metus. Kur žmonės dirbtų, ką veiktų ir panašiai. Taigi, alternatyva tokia. Arba mes turim sugebėti konkuruoti su gretimais uostais. Arba mes išeinam iš konkurencinės rinkos. Šventosios uosto atkūrimo klausimas. Kaip minėjau, jis reikia spręsti nedelsiant, nes jeigu mes nepradėsim ten statyti uosto, tai paskui tą 150 arba 120 milijonų dolerių,
kurie maždaug kainuoja, galvojam, kad kainuos uosto įkūrimas, mes turėsim išleisti krantos saugos įrenginiams. Labai įdomus dalykas. Išnagrinėjus, kaip reaguoja žmonės, kurie dirba uostuose, dideliuose, aplamai jūrinį, į jūrą kaip visumą. Ir kaip dirba, ir kaip žiūri į jūrą kaip visumą žmonės, kurie žvejoja čia, plaukioja mažais laivais, buriuoja, tai pasirodė, kad labai didelis skirtumas.